Sveiki visi ir šiandien svečias, koks netikėtumas, ne viešnia ir labai retas svečias. Koks netikėtumas. Moterų pasaulyje tikrai netikėtumas, kad yra Renatas Žila, žodžiu, kapitonas, ne šiaip kapitonas, bet aš praminiau plaustą, Nemo plaustą, tai plaukiantis viešbutis, kad moterim būtų Jo. geriau įsivaizduoti, kad plaustas tai yra ne tik tai, kur, žinai, reikia suirtis ten rankomis ar panašiai, bet tu ten turi visą didžiulį komfortą. Ir kitas momentas, kiek žinau, visai neseniai ir sveikinu tave, Renatai, su tuo, kad tu laimėjai tam tikrą turizmo Oskarą už šitą savo projektą. Ir žinai, mūsų tema, šita rubrika vadinasi Prasmingas pusvalandis sau, skirta žmonėm įkvėpti, įgauti, nežinau, minčių, idėjų, arba, kaip sakyti, emocinę savo sveikatą, arba užkurti kažkur, ar nepadrasinti. Tai aš turiu tau tokį trumpą klausimą, į kurį tu galėsi atsakyti visą pusvalandį. Kiek kainuoja, Nagi, šauk, Kristina, šauk. kiek kainuoja svajonė? Nu, greita atsakymo versija svajonės yra neįkainojamos. Mhm. Bet platesnė versija, tikra svajonė ir tikra sėkmė kainuoja labai brangiai. Bet yra niuansai. Jeigu tai yra tavo pašaukimas, kaip suprasti, kad tai yra tavo pašaukimas ir tavo svajonė? Aš neturiu atsakymo. Reikia galbūt su savim kalbėtis, galbūt reikia prieš veidrodį pastovėti, galbūt reikia 1000 kartų savęs paklausti, ar tai mano, ar aš noriu ten eiti. Nežinau, negaliu atsakyti. Bet jeigu tai yra ne jūsų, pavyzdžiui, žmonės daug ko susigalvoja. Jie sako, aš jaučiu, aš noriu, turiu ten svajonę. Bet čia dar ne faktas, kad ta svajonė yra, sakykime, jo tikroji arba turi vystimosi potencialą. Pavyzdžiui, svajoju nusipirkti naują dviratį. Tik nusipirkus tą dviratį, visas jo potencialas baigėsi. Viskas, galiu pasivažinėti. Bet jeigu, pavyzdžiui, su tuo dviračiu žmogus planuoja apvažiuoti, sakykime, visą mūsų planetą, aplink pasaulį su tuo dviračiu leistis, pas tą dviratį atsiranda potencialas. Jinai vystosi toliau ir dviratis tampa jau nebe pats tikslas, o tai tampa transporto priemonė, su kuria ne žmogus važiuoja aplink pasaulį, o jo siela važiuoja aplink pasaulį, kaupdama tam tikrą patirtį. Jauti, Kristina, ne, tavo dalyką? Oi, jaučiu, net šiurpas bėga, kaip kalbi. Jo, bet jeigu tai yra ne tavo, pusiaukelėje patrūksi, kadangi net laikysi tam tikrų sunkumų, o jų tikrai bus, nes kitaip nėra. Mūsų planetoje, mūsų žemėje, Lietuvoje kitaip nebūna, nieko nėra lengva. Bet jeigu tai yra tavo svajonė, jeigu tai yra tavo tikslas, tavo tikrai, tu jauti, kad tu eini ten, kur tau reikia, tai tu gausi tiek daug nuostabių emocijų nuo savo kelio, nuo tos patirties, kurios veiks kaip anestetikai, nuskausminamieji. Ir tu lengviau praeisi sunkumus. Supranti, pagauni mintį, Kristina? Tai yra kaip nuskausminamieji, tu nejauti skausmo, to sunkumų, tu nejauti skausmo kažkokio, tu jį jauti, bet ne taip stipriai. Nes tas tikslas, ta vizija tavo, kurią tu matai, jinai tave taip veža, kad tau šitie sunkumai kelyje yra tiesiog kažkas laikino, kažkoks pagalys rate. Tai yra mano filosofija, kurią aš supratau prakeliavęs su Nemo plaustu 10 metų. Ir kaip tu minėjai, 10-mečio progą gavau dar vienus nuskausminamuosius, tai mus pripažino, mes laimėjom tą vadinamą patį aukščiausią turizmo Oskarą ir Nemo kelionės tapo patyriminių kelionių ambasadoriumi Lietuvoje. Tai atpirko viską, atrodo, kad tai buvo tokie nuskausminamieji, kurie netgi perėjo per visus 10 metų ir dar ten pagydė mane, kažkur, kur buvau suklupęs, kur buvo sunku ir taip toliau. Ir visumoje tai yra, sakykime, moteris, galbūt moteris suprastų šitą pavyzdį.
auginti vaikus yra labai sudėtinga, ne? Tai yra tam tikri amžiaus tarpsnių psichologija, kur vaikai ten paauglystė, atrodo katastrofa, bet kai praeina tam tikri metai, mama nebejaučia to skausmo, jinai džiaugiasi, kad užaugino nuostabų vaiką, kad jam viskas gerai ir mamos jos, jeigu jas pakalbinsi, tai jos prisimins, jo, sako, atsimenu, kai buvo pirmi 2 metai, nemiegojo ten visą kitą, bet visumoje veide vis tiek šypsena yra. Va, nes tai yra besąlygiška meilė, tai yra besąlygiškas atsidavimas, tai yra, tu net neklausi, mamagi neklausi savęs, ar turėti vaikų ir būti mama čia mano kelias, ar mano pašaukimas, nu, kažkokias kartodo nesąmonė kažkokia, ne? Tai va, tai ir pas mamas, pas moteris būna tas stiprybė, ta vizija ir atlaiko labai daug, ne? Tai va, tai svajonė galbūt panašu kaip ir su, matyt, kaip su tėvystė, tu esi tėvas, mama, tu turi savo svajonę, tu turi spręsti tam tikrus, kiekviena svajojinė, jeigu jinai turi labai didelį potencialą, kaip, pavyzdžiui, Nemo kelionės, tai prieš 10 metų gimęs Nemo Plaustas tai buvo kaip kūdikis. Oi, kiek jisai kaprizų turėjo. Tavęs to ir norėjau paklausti, 10 metų suėjo, ar ne, ir tie pirmieji žingsniai to, žinai, kūdikystės ir viso kito. Ar tu sakei potencialą, bet man įdomu, ar tu tuo metu jau matei tą potencialą tokį, kaip jis yra dabar išsivystęs ir dar galbūt matai į priekį, ar tiesiog jisai buvo kur kas mažesnis ir tik tai tu metai po metų lukštenais ir tas potencialas kažkaip, keitėsi ir, nežinau, augo, didėjo? Patį pagrindinį potencialą aš mačiau. Man tik reikėjo sukurti tinkamą transporto priemonę. Aš kaip ir mačiau patį plaustą, bet mano kaip berniuko svajonė pastatyti laivelį, bet aš labiau mačiau, kaip aš plaukiu per neatrastą Nemuno karalystę. Aš mačiau, man tik reikėjo sugalvoti, kaip tą turi transporto priemonė atrodyti. Bet sakykime, jeigu taip, o dabar netgi susimašiau, jeigu procentaliai pasakyti, tai sakykime, jeigu dabar tą, ką aš patyriau per 10 metų, imsim, kad tai yra 100% visos tos vizijos, tai pirmais metais, sakykime, 80% viso potencialo aš mačiau. 20%, dar, kaip sakant, čia buvo kaip bonusas man prie mano svajonės. Duosiu pavyzdį, kas atsitiko. Kadangi aš turėjau svajonę ne tik laivą pasistatyti, nes pasistatyti laivą turi labai daug berniukų, dabar jau suaugusių vyrų, jie turi tą, vienas pasistato laivelį, kitas pasistato laivelį, bet mano vizija buvo plaukti per visą Nemuno upę. Tuo aš ir skiriuosi nuo visų, kas Lietuvoje yra kada nors kažkokį laivelį pasistatę. Iš pradžių vizija perplaukti visą Nemuną, o paskui jau pritraukti tą laivą, kad jisai atlaikytų tokią kelionę. Tai ir prasidėjo, nes jeigu, pavyzdžiui, galvoti tik pasistatyti plaustuką, tai tokių plaustukų pilna. Kiekvieną vasarą kažkas plaukia su plaustuku. Ar tai nuostabi kelionė? Tokia. Bet aš pasistačiau savo tokią viziją, kad tą kelionę galėčiau kartoti kiekvienais metais. O ne tik vieną kartą. Ir ne vienas atlaikyta. Ir dar ne vienas. Tai sakant, svajonė, tada hobis, tada darbas, tada verslas. Ir per tos 10 metų tas potencialas jisai augo. Ir dabar niuansas. Jeigu tu iš tikrųjų kažkaip netyčia pataikai, nesvarbu, ar stomatologijos klinika tavo svajonė yra, nes tu esi daktaras, ne stomatologas, ar kompiuteristas, ar dar kažko tokio, bet jeigu tu pamatai tam tikrą viziją ir ją vystai, tu net nežinai, kokios galimybės tau gali atsirasti pakeliui. Duosiu pavyzdį. Po 5 metų Nemo kelionių man paskambina žmogus ir sako, Renatai, ar gali man pastatyti prieplauką mano ežere? Aš gal 3 kartus jam pasakiau, ne, kad aš prieplaukų nestatau. Bet kai jisai man pasakė, bet plaustą tai pastatei. Ir mano veikla, aš kaip ir kelionių organizatorius skaitausi, tai mano veikla pasipildė dar meistrystę, atsirado naujas amatas pas mane, tai yra pontoninių
prieplaukų ir lieptų statyba. Ką tai reiškia? Aš buvau migrantas, mano tikslas buvo sugrįžti atgal į Lietuvą. Aš norėjau sugrįžti. Ir sugrįžti su pridėtinė vertė, sugrįžti su savo veikla, o ne tiesiog padirbau barmenų Anglijoje ir dabar dirbsiu toliau barmenų Lietuvoje. Progreso norėjusi kažkokio. Tiesiog kam aš tada išvažiavau į tą Angliją. Tai galėjau ir čia dirbti barmenų visą tą laiką. Tai va, tai mano tikslas buvo, reiškia, likti Lietuvoje, kad aš galėčiau save išlaikyti. Kad mano verslas atsipirktų ir aš galėčiau gyventi iš savo mėgstamos veiklos. Tai va, tai iš Nemo kelionių aš jau tuo metu kaip jau ir ėjau link to, kad jau atrodo galiu iš to gyventi, bet mano gyvenime atsirado dar vienas amatas. Tai dabar aš turiu 2 verslus. Vasarą aš keliauju, rudenį, žiemą, pavasarį aš statau pagal individualius užsakymus pontoninės prieplaukas ir lieptus. Tu nežinai, kur tave nuves svajonė. Tu nežinai, kokios dar galimybės tavo atsiras. Jeigu tu būsi ištikimas tam keliu, jeigu tu vis tiek eisi įveiksiu sunkumus, gyvenime būčiau nepagalvojęs, dar kad suplaustų plauksiu, dar kažkaip galvojau, bet kad statysiu ir tapsiu meistru, gyvenime būčiau nepagalvojęs. Dažniausiai meistrystę, pastebėjau, vyrai ties 30-35 metais, jie jau yra pakankamai geri savo srities specialistai. Aš kalbu apie statybas, apie kažkokius dailydės darbus. Kadangi jie praėjo tam tikrą mokyklą emigracijoj, pavyzdžiui, labai daug lietuvių išvažiavusių, kuriems buvo kažkada 22 metai, jie dirbo statybose, pajuto, kad tai visai nebloga sritis, jie gavo pagrindus, grįžę į Lietuvą, jie yra aukštos kvalifikacijos specialistai. Aš tapau specialistu būdamas gal 43 metų. Ir, sakykime, ten su tais lieptais irgi buvo ir kuriozų, ir klaidų pridaryta, bet aistra mano buvo labai didelė, nes, iš principo, Nemo kelionės, DNR, tas principas, perėjo į mano lieptus. Pavyzdžiui, nes Lietuvoje nėra nei vieno lieptų meistro, kuris su savo lieptu perplaukęs būtų visą Nemuną. Nes mano plaustas. Tu supranti, Kristina, marketingas. Čia yra kosmosas. Ir aš savo svetainiai esu parašęs, aš esu vienintelis pontoninių lieptų meistras, kuris su savo lieptų 5 kartus perplaukė visą Nemuną. Man atrodo, šitoj frazėje pasakyta viskas. Man tik reikėjo truputį išmokti kai kurių dailydės pagrindų, aš kaip ir nagingas vyras, bet reikėjo truputį susistiguoti. Tai per 3 metus Nemo lieptai irgi patobulėja gan neblogai. Tai supranti apie potencialą svajonės. Dabar taip ir gyvenu. Ir siela džiaugiasi. Aha, o Renatai, žiūrėk, vis tiek tas 10 metų, tas, žinai, kūrimas nuo nieko, kažkokio projekto, kuris neturi analogų, niekas net netiki, galbūt daug kas ir net nežino, ar čia tau gausis, investicijos reikalingos ir taip toliau, žinai, ten kieme pradedi statyti antrą namą, tą kaip laivą. Iš tikrųjų, labai kvepia beprotystė truputį, ir ta prasme, tas nestandartiškumas, tas neformatas, tas toksai tikėjimas tuo, ką darai, kažkoks truputį nes fanatizmas, ar ne? Ir noriu tavęs paklausti, kas buvo sunkiausia tau ir kas tau padėjo pereiti tuos sunkumus? Nes tikrai mes visi žmonės, kurie savo kažką kūrėm, darom, turim tų tokių duobių ir galbūt bus naudinga girdėti ir kitiems žmonėm, ar ne? Kas padeda, kas tau konkrečiai padėjo nepalūžti ir ateiti iki ten, kur tu dabar esi? Nekartą teko skaityti paskaitas apie motyvacinio pobūdžio, kur daug būdavo moterų. Ir aš paklausdavau, mielosios damos, pakelkit rankas, kas supranta mano žmoną. Ir visada visos pakeldavo. Tai mano verslas suklestėjo, Nemo kelionė suklestėjo realiai tada, kada mes išsiskyrėm su žmona. Kalbant apie kainą, svajonės kainą. Ar tai buvo sunkiausia? Sunku pasakyti, ar skyrybos labai man buvo sudėtingos ar problematiškos, kadangi aš jau minėjau apie nuskausminamuosius. Mano svajonė buvo antiek deginanti, antiek aš šildžiausi tose mintyse tos svajonės. Tai
Manęs nesuprato, tai aišku. Ateina vyras namo ir sako, pradeda statyti plaustą didesnį už namą, sako, čia bus verslas. Ir plauksiu ten, vat Nemunu, o Nemunu nieks neplaukė, nėra laivybos va čia Nemune. Tai reiškia, jisai plauks ten, kur niekas neplaukė. Ir sako, čia dar žmonės plaukdysiu. Kas supranta mano žmoną? Viso supranta mano žmoną. Tai va, bet esmė buvo, bet gyvenimas yra toks. Arba aš tikiu tavimi, arba aš netikiu. Nu tai kaip, tu negali įrodyti, tu negali, arba žmogus turi pojūtį tam, arba jisai kažkaip palaiko tave, arba nepalaiko. Ir tu net negali pykti, kad jisai tavęs nepalaiko. Mano žmona pakankamai protinga moteris buvo. Bet jai va tai buvo. Ir matyt, dievulis ten kažkokios jėgos iš viršaus padarė taip, kad, žiūrėk, jeigu, atrodo kartais, jeigu girdėčiau kažkokį balsą iš dangaus, jisai sakytų taip, Hebra, davai, vienas vienu keliu eina, kitas kitu. Nedarykit nesąmonių, nes bent jau dabar turėsit abudu šansą būti laimingiems, o kartu jums bus krantai. Nei šitas įgyvendins savo svajonės, nei tu ten būsi laimingas, sakykime, ir taip toliau. Nors, atrodo, tai irgi buvo sunkus momentas. Įsivaizduot, jums pastatytas ultimatumas. Arba plaustas, arba aš. Ką daryt? Atsėdžiu ant kalnelio ir kalbuosi su savim. O tada užduodu klausimą. O kas aš būsiu, jeigu ne šita svajonė? Picas vežiosiu toliau Anglijai. Ką aš darysiu? Ar verslai, kai vyras siekia aukštumų kažkokių savirealizacijoje, nes vyrui verslas yra pakankamai stiprus savirealizacijos laipsnis. Jisai nori įgyvendinti tavo svajonę. Ir dabar neleisti jam jos įgyvendinti. Tai kas bus toliau, praeis metai, dar kiti metai, o kiek nelaimingų žmonių yra. Net sakykime, ar tas laivas plauks aplamai, visi sakė, kad aš nenormalus, čia ne tik mano antra pusė, tai buvo ir kaimynai, ir tėvai, ir buvo, tu juokauji. Bet aš mačiau, va čia, ir klausimas buvo, tai kas aš būsiu, jeigu ne šitą svajonę, ką aš, ta prasme, ašgi neplanavau nedirbti, neuždirbti pinigų, kad tie, kas klauso, 5 metai Anglijoje dirbau 7 dienas per savaitę, 7 dienas per savaitę be išeiginių. Vienas darbas šeimai, antras darbas žmonai, trečias darbas, galima svajoniai. Ar aš turiu teisę trečią darbą dirbti naktimis, kad kažką savo pasistatyti, ne? Tai va tokia buvo schema. Tai kaina yra pakankamai didelė, bet jeigu jūs manęs paklausėt, ar aš per tos 5 metus buvau pavargęs, aišku, kad ne. Nes aš mačiau tą viziją, aš mačiau, kas bus. Išplauksiu, o ten rojus. Nesgi dabar, Kristina, ašgi dabar esu Nemo plauste, mes paskui dar parodysim, kaip atrodo Nemo plauste. Tai per tuos 10 metų ta kaina jinai pakankamai didelė. Bet ar man gaila už gerus batus žieminius sumokėti 500 eurų? Aišku, ne, jeigu minus 30. Taigi, kad ir likusius pinigus sumokėsi, kad tik šilta būtų, tai to nejauti, nei tų investicijų. Ar reikia investuoti? Tai aišku, reikia investuoti. Tai visą laiką reikia investuoti, bet tu dirbi, tu eini, tu gyveni, tu per tos 10 metų ugdai savo pasaulėžiūrą, nes verslas jisai irgi praplečia pasaulėžiūrą. Kai tu tampi kitoks, tu tampi stipresnis, tu tampi išradingesnis. 10 metų Nemo kelionių, tai tame toks yra mano vidinio pasaulio grūdinimas, kad vienas dalykas yra pramoga, aišku, ir kūrybos tame yra, ir žmonių įtrauktų į visą šitą projektą yra labai daug. Tai nebuvo tik tai mano asmeninių užgaidų realizavimas, tai buvo pridėtinė vertė Lietuvai, kad mes turim tokio tipo kruizus. Iki 7 nakvynių kruizą galima suorganizuoti. Tai kur, kada tai buvo? Nei tai buvo prieš mane, nėra nieko panašaus man dar esant gyvam ir po manęs dar nebus. Nes, yra reikalų. Jeigu tai žiūrėti tik iš komercinės pusės, nepatemsi, nuskausminamųjų neužteks.
Bet dar grįžtant prie tų sunkių akimirkų ir tos, nu, vat, ar ne, tų įrankių, kaip tu savo padėjai, ar gal buvo žmonių, kurie tau padėjo, ar nežinau, kur tu radai tų šaltinių, tų jėgų, nes visą laiką išvažiuoti ant tos svajonės tik tai, kuri dar, sakykime, tokia gali būti ir neapčiuopiama, ir iš karto pelno nėra taip ar ne, kiek tu nori. Tai kaip išbristi iš to, nes aš pati savam verslė ir man ir visada atsiremiu į tą patį dalyką, kaip savo padėti, kai truputį jautiesi, kad leidėsi nuo kalno, vat viduje energijos gal tiek nėra, gal tiek žmonių nėra kažkur, kur tu tikiesi ir panašiai. Juk priminsiu ir pas tave, kai paskutinį kartą plaukiau, tai aš patyriau traumą, nes aš sakiau, aš nebeplauksiu daugiau. Kol stresuosiu visą vasarą, ar bus žmonių, ateis laikas, aš su malonumu plauksiu su tavimi ir šiemet plaukiu su 2 komandom pilnais laivais. Tai vat aš apie tai, kas tau padeda iš tos duobės, ar tu turi kažkokių tų savo receptų pasidalinti, yra sunku. Nu, reiškia, tu labai gerai pastebėjai. Sumistifikuoti svajonę kaip pagrindinį ir vienintelį energijos šaltinį ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Jisai kaip ir mane šildo, aš prisimenu tos, kad ir šį sezoną aš labai laukiu tam tikrų Nemuno vietų. Vien tik dėl jų verta surinkti plaustą ir ten nuplaukti ir galų galiausiai net jeigu nebūtų klientų, verta ten tiesiog gyventi tose vietose, va ten nuplaukus. Tai mane tai kaip ir šildo. Bet yra kiti dalykai. Reiškia, buvo tikrai sunku akimirkų, kai man padėjo žmonės. Jie vis tiek atsiranda. Jeigu tu esi tinkamam kelyje, atsiranda pagalba. Atsirado pagalba su marketingu, atsiranda pagalba surenkant plaustą, išardant plaustą. Mano komanda formavosi. Ir kai man būna sunku, kai aš kažko nespėju, aš tiesiog paskambinu draugam, atvažiuokit, man nervai nebelaiko, aš jau nebenoriu tų varžtų matyti, aš nebenoriu plausto plauti. Pasikviečiu draugų, atvažiuokit man išplaukit grindis, nes man visi jau žino, kad aš jau ant ribos. Viskas, nebenoriu, jie atvažiuoja, jie pradeda plauti, pradeda valyti man čia viską ir aš jaučiu, kad man pagerėja. Vat kažkaip nusiraminu. Vienas iš variantų. Kitas variantas, aišku, gamta padeda. Dar vienas iš variantų. Aš, pavyzdžiui, žinau labai skanių viskių ir labai gerų romų, kurie nekartą yra padėję, atsisėdi prie lauželio, įsipili gero tauraus gėrimo, nusiramini, apmastai, pagalvoji, nes mes turėjom tokių ekstremalių situacijų, kai ir mano įgula jau ateidavo, sakydavo, Renatai, viskas įpilk, nes nervai jau nebelaiko. Tai va, tai yra tokie dar dalykai, padeda vaistai realūs. Tada žiema, kadangi tai sezoninis verslas, per žiemą aš užsilaižau visą žaizdą. Nesėkminga, pavyzdžiui, vasara. Nebuvo klientų. Tu sakai, Kristina, tu traumą gauni. Aš tų traumų tai belenkiek esu turėjęs per tus 10 metų. Bet jeigu kas nors man būtų pasakęs, žiūrėk, tu raminkis, tu nenorėk, kad tavo verslas per pirmus 5 metus šautų į laivą, dar nebuvo paraštas. Tu kai šiais metais ateisi, Kristina, tu net pažinsi laivo. Ten apie nieką. Gal padarom truputėlį ir ekskursiją, ar ne, kiek tu gali pavaikščioti, parodyti žmonėm. Taip, gerai. Pat plauksim tai, kad susipažintų. Padarom. Pamatyti, papasakok. Taip, gerai, va parodysiu. Reiškia, pradėsim nuo to, čia mūsų yra denis. Mūsų pirmasis denis, va priekinis. Čia mes turim vat staliukų, va žiūrėk, Kristina, kokią mes dizainą sugalvojom, pakabinami staliukai, grindis valyti patogiau, nu čia viskas iš patogumo. Va, čia mes turim mūsų dar lauko virtuvėlę, va, dujinis grilius, kazanas, va, nu ir mūsų vidus. Va, mūsų pagrindinis valgomasis. Pagrindinis valgomasis, čia mes turim vat kavos staliukai, nuo ryto iki vakaro mūsų svečiai patys va pasirenka kokį nori puodelį, čia visą laiką yra karšto vandens, yra arbatos, yra kavos, čia rankytėm nusiplauti, čia dar gerimo vandens turim, gėlytės visur mano, va pažiūrėk, Kristina, tais metais, kai tu plaukėjai, mes dar neturėjom nei kilimų, nieko. Va, pas mus va apšvietimas, va koks įdomus atsirado, va labai daug tokių dizaino detalių. Vat visas Nemunas vat nupieštas, va, visi mūsų sustojimai pagrindiniai, va, gėlytės, mūsų kambariai, va, kiekvienas kambarys turi lovą pakeliamą,
turi veidrodėlį, va pasikabinti rankšluostukams, maikutėms kažkokioms, va yra ir dar papildomai ir miegmaišiai, va. Atsirado lovos, kai tu tada plauki, Kristina, tai lovų nebuvo, ant grindų buvo padėti čiužinukai, o dabar galima va čia tašę savo susidėti visiems, lovytę nusileidai ir visur telpi. Tai va čia turim 10 kambarių. Mūsų tualetas nuostabiai patobulėja, va, net gėlės pas mus tualete auga, net paveikslai Nemo pas mus tualete yra. Va, tualetas labai fainas, turim ir dušą, karšto dušo kabiną, va, jinai dar truputį montuojama, bet va, turim karšto dušo kabiną, va, turim pirtį. Ne pirties metu, čia yra mūsų terasa, va, su visais atidarytais langais. Čia tiems, kam saulė per karšta, galima pasislėpti ir čia va, pastebėti Nemuną plaukiant. O pirties metu visi tentukai nusileidžia, va, ir tai tampa pirtimi. Va. Visur aplink plaustą galima vaikščioti aplinkui. Dar tais metais, kai tu plauki, Kristina, čia to stogelio nebuvo, o dabar net ir per lietų galima va, stovėti čia nais ir stebėti Nemuną. Va. Antras aukštas, tai mūsų jau čia pagrindinis. Jau tavo visiems svečiams čia labai patiks. Dirbtina žolytė, sėdmaišiai, apšvietimas, staliukai. Tai va čia vyksta mūsų pagrindinis buvimas plauste, ypač kai oras yra labai geras. Tai va, labai kokybišką turim čia žolę dirbtinę. Nu ir aišku, ant aukšto mūsų, nu, šiaip liukso kambariai visur. Tai čia mes dar turim 6 kambariukus. Va, čia jau čiužinukai guldosi ant žemės, va, bet jie yra erdvesni šitie kambariai. Va, ir čia irgi yra dar 6 kambariai. Va, įgulos kambariai irgi yra, jie truputį didesni, nes įgula gyvena čia nuo ryto iki vakaro. Telefonų krovimas. Va, čia va telefoniukus va taip susidedi, va pasijungi ir čia gali krauti telefonus. Viskas apgalvota. Nu ir aišku, nulipimas vėl į pirmą aukštą. Tai va, 220 kvadratinių metrų, va, tokio va, pastato keliaujančių namų viešbučio ant vandens. Tai va, mano gėlės su manim keliauja, mano šunys su manim keliauja, va, ir, žodžiu, pusė namų išvažiuoja pas mane į plaustą. Tai va, trumpa ekskursija. Vau, labai daug pasikeitimų, labai daug patobulinimų. Pati labai nekantrauju, nes ir Liepos pabaigoje, ir rugpjūčio pabaigoje pas tave ir tikrai labai pasiilgau ir noriu tų patirčių, nes aš atsimenu iki šiol, kad kai plaukiam tada, tai toks jausmas, kad aš ne Lietuvoj. Aš pirmą kartą pamačiau, kad tai absoliučiai Lietuva. Tai ir aišku, ir tavo charizma, tavo lyderystė, ten visa, nu, tavo atmosfera, kurią tu sukūri, tas rūpestis žmonėm, kur kiekviena moteris jaučiasi, žinai, kaip dama ir kiekvienas svečias ir vyras randa, kur save padėti, realizuoti ir tų pramogų. Aišku, visa mano komanda, aš vis tiek noriu pabrėžti, visa mano komanda ir maistas skanus. Nu, taigi Kristina, žinau, mes dargi nepaminėjom, taigi pusryčiai, pietus, vakarienė. Žinot, kaip yra skanu valgyti, ne tik šiaip ant kelmelio sėdint, skanu valgyti gamtoje, bet kai tu esi dar komforte, iš vis kosmosas. Taip, ir gamtoje, ir bendrystėje tokioj, tai iš tikrųjų, man jau viduje, žinai, taip norisi greičiau plaukti, bet gaila, kad pavasarį taip neprabėgtų greitai, ar ne? Va, tai Renatai, tiesiog dabar dar, paskutiniai gal tokie, nežinau, žodžiai, palinkėjimai žmonėm, kurie gal kažkur stringa savo svajonėse, gal galvoja, kad per daug drąsu, ar per seni yra, žinai, kaip save nurašo žmonės, ar ne, arba gal per daug beprotiška, nes aš manau, kad verta pirmiausia pas tave plaukti dėl to, kad tu esi vienas geriausių motivatorių, toks, žinai, praktikas motivatorius, ne iš knygų, bet iš gyvenimo. Nu jo, taip jau atsitiko iš tikrųjų. Nu, ką aš galėčiau palinkėti, vat, aš irgi dažnai susimastau, vat, matau, kad vietomis man kažkur pasisekė, matau vietomis kažkur praslydau, vietomis galbūt užteko tik paverkti, o nedaryti kažkokių ten dar didesnių atsistatymo metodikų. Bet aš prieinu prie tokios išvados, kad, žinokit, vat, be drąsos
nieko gero. Žinok, drąsa, baimė sukausto žiauriai. Jau baimės toks šlykštus dalykas, bet būti drąsiam, būti drąsiai, vat, plačiaja prasme, tiesiog vat, jūs pagalvokit kartais, ką reiškia būti drąsiam. Tiesiog kiekvieną dieną, kiek drąsos reikia žmonėm, prieš vadovą, prieš kolegą, prieš dar kažką, prieš vaikus savo, ne? Būti drąsiam, pasakyti taip arba ne, arba atlaikyti savo nuomonę, pavyzdžiui, ne, atlaikyti. Kosmosas, kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro mes turim būti drąsiais, kad vakare nebūtų kalties jausmo. Kalties jausmas yra katastrofa. Tai jeigu kartais kalties jausmas būna dėl smulkmenos, tai jūs įsivaizduokit, kas bus nugyvenus gyvenimą ir nerealizavus. Taigi, kosmosas tai yra baisiausias jausmas, yra kalties jausmas. Tai va, aišku, tu gali būti drąsus, šokti iš parašuto, reikia drąsos, reikia. Bet gyvenimo prasme tai yra beprasmiška. Tai yra pramoga, kuri, save išbandyti galima. Aš esu šokęs su parašutu, daugiau nenoriu. Arba, kalbant apie ekstremalias sporto šakas, arba kažką ekstremalaus tokio, ne? Tai gyvenimo prasme tai yra beprasmiška. Tai yra tiesiog adrenalino dozė, prie kurios tu galbūt pripranti. Aišku, yra žmonės, kurie šį bei tą supranta per tam tikrus iššūkius ir jie atranda galbūt kažką, žmogus sėdi, sako viskas, lipu į Everestą ir grįžęs iš Everesto jisai supranta, kad gyveno ne taip, čia yra jau kažkokia prasmė įžvelgiama, bet drąsos reikia konkrečiai, man kiekvieną vasarą reikia drąsos, vis tiek aš gyvenu taip, kur aš privalau sakyti, tu turi tą padaryti, ta prasme, bet svarbiausia, kad tai būtų tavo. Jeigu tai bus ne tavo kelias, tai drąsa baigsis kvailystė. Tai yra niuansas. Žodžiu, būti drąsiems, ar ne? Kaip sakai, tu kiekvieną dieną net pastebėti, kaip ta baimė, žinai, ir ją truputėlį patraukti į šalį ir eiti pirmin. Lengva nėra. Baimė yra be proto stipri. Ir netgi, kai tu randi drąsos, tai nėra, kad tu jau nebebijai. Tai yra miksas. Baimės ir bijau, bet darau. Vis tiek tu eini su baime, bet tu kažkaip nėra taip, kad staiga baimė persijungia į drąsą ir tu varau, žinai, visiškai nebijai. Ne, ten yra reikalų. Pažįstamas jausmas. Manau, visiems žmonėms, žinai, čia yra tokie prigimtiniai mūsų dalykai ir už kiekvienos baimės yra tos galimybės, ar net atsiveria tos galimybės ir netgi, kaip sakėjai, net pakeliui paskui atsiranda naujų galimybių, naujo tavo potencialo, kurį tu atrandi pats net nežinodamas, ar ne, bet vis tiek nueini tą kelią, ar ne, baimę vykdamas kažkur, arba galima, žinai, susikabinė už rankos drąsa, baimė ir vis tiek varai. Žiūrėkit, supraskit, klausytojai, supraskit vieną dalyką, dar vieną mintį užbaigsiu. Aš čia pakalbėjau apie drąsą, apie baimės, ne? Jeigu jūs manęs paklaustumėt, ar aš norėčiau dar kartą praeiti tą kelią, kurį praėjau, iš karto sakau, ne. Ten tiek visko buvo, ten tiek drąsos reikėjo ir dabartinis aš gal esu ir stipresnis, negu buvau tada, bet kartoti viso to aš nenoriu. Kaip ir sugrįžti į mokyklą nesinori, kaip ir kartoti egzaminų nesinori, nors tu išlaikiai 10-ukui. Viskas. Ačiū. Ne. Tai čia, tiek drąsos reikėjo, tiek praeita, kad daugiau... Oi, geras. Ačiū tau, Renatai, taip smagu, žinok, tokią dieną man pats užkuriai, man tokią dieną, aš manau, kad ir tikrai kas klausys, tai žinok, aš tikrai nesikį dar paklausysiu, kai man reikės drąsos. Gerai. Ir tikrai visiems kitiems žmonėms labai linkiu pažinti Renatą iš arti, pažinti jo projektą, pažinti tą Nemuną, kuris parodo, man tai, žinai, kas yra vyriškumas, aš pabaigsiu savo, žinai, momentą, pasakysiu. Yra daug vyrų, bet vyriškų vyrų šiais laikais nedaug. Ir jie skiriasi vienu niuansu. Vyriški vyrai labai daug
kūrė kažką dėl kitų, kas turi prasme, ar ne? Juk tu neplauki Nu jo, pats savo vienas, dviračiuku nevažinėjai pats savo vienas taip, ir nesigroži. Tu prijungi daugybę žmonių, taip, kurie keičiasi, kurie keičia, transformuoja tavo kelionę, tavo laivas, tavo visos patirtys padeda žmonėms kažką atrasti, pajausti, suprasti. Va čia yra vyriškumas. Va čia taip. yra. Nu, labai, labai ačiū, Kristina. Tai va, ačiū tau, Renatai, ir su kantrumu lauksiu mūsų susitikimo gyvai su grupėmis ir tave apkabinu ir linkiu kuo Ačiū. geriausias tau klotės, puikių klientų ir kad tavo laivas neštų ir neštų kuo daugiau žmonių. Ačiū. Ate visiems. Ate. Ate.